Lietuvos krepšinio fanų komanda Vytis pasirinkimo sezonui stovyklai pasirinko Druskininkuose istorinės reikšmės 19 amžiaus pastate įsikūrusi Europa Royal kompleksą. Jame krepšininkai derino treniruotes ir poilsį. Yra. Renato. 30. Nuo ryto iki vakaro Vyčio ekipa mėgavosi visais komplekso privalumais. Žaidėjų pusryčiai, pietus ir vakarienė prabėgdavo mėgaujantis modernios europietiškos virtuvės patiekalais viename gražiausių kurorto restoranų. Man nesisakė. Kiek tau rankalė? Ačiū tau. Laisvu laiku krepšininkai galėjo atsipalaiduoti spa ir pirčių komplekse. Nepaslaptis, kad dažna profesionalių sportininkų problema įsisenėjusios traumos. Todėl labai svarbu turėti galimybę stiprinti pažeidžiamas kūno vietas. Edgaras Stanionis, kuriam prieš metus buvo trūkę kryžminiai kelio raiščiai, nepraleido progos apsilankyti treniruoklių salėje. Europa Royal druskininkai kompleksą sudaro 4 žvaigždučių viešbutis sujungtas su modernia druskininkų gydykla.